Pynimas yra seniausias menas pasaulyje. Manoma, kad pynimas atsirado anksčiau nei keramika. Moliniams puodynėms pirmiausia buvo pinami karkasai iš karklų, paskui jie būdavo aplipinami moliu. Mokymas pagal Pynėjo programą garantuoja, kad moksleivis gaus teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų Pynėjo kvalifikacijai įgyti ir dirbti savarankiškų sprendimų nereikalaujantį specializuotą darbą akcinėse bendrovėse, individualiuose Pynėjų dirbtuvėse, turėdamas verslo liudijimą, kurdamas verslą. Pynėjo profesinis rengimas orientuotas į praktinių įgūdžių formavimą, puoselėti tradicinius liaudies amatus. Dailiųjų dirbinių Pynėjo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą, įgijusiam programoje apibrėžtas kompetencijas ir gavusiam teigiamąjį baigiamąjį kvalifikacijos įvertinimą.